Važiuoju. Tai sveiki visi, esu Vladislav Korovin, Olo gimnazijos abiturientas, 12 A klasės mokinys ir šiandien noriu Jums pristatyti savo darbą apie futbolo techninį ir taktinį rengimą. Tai, ką išmokau per savo 10 metų futbolo karjeros ir ką noriu Jums perduoti. Tai šiandien trumpai pakalbėsim apie futbolo techninį rengimą, akademijų sistemą, futbolo taktinį rengimą, treniravimo sistemas. Tai futbolo techninis rengimas. Šioje atšakoje apžiūrėsim komandos susidarimą, ko komandai reikia, kad egzistuot, bei techninių direktorių pareigas. Techninis direktorius futbole tai žmogus atsakantis komandoje už viso reikiamo inventoriaus bei aprangos turėjimo, treniruotės bei varžybomis. Taip pat už visų patalpų bei aikštės organizavimo visiems renginiams. Komanda privalo turėti inventorių, kamuolius, barjerus ir fiškutes ir taip toliau. Vienodas aprangas varžybose, rūbinę ar kitą persirengimo vietą, aikštė tiek treniruotėm, tiek varžybom. Tai čia buvo trumpai apie techninio direktoriaus pareigas. Akademijų sistema. Čia jau biški plačiau bus. Tai Vilniuje ir Lietuvoje daugelis akademijų naudoja tą pačią Anderlechto sistemą, belgų sistemą. Tai šiandien mes labiau pasigilinsim į FK Žalgiris ir FK Žalgiriečio sistemą, kaip jinai sudaryta, kokią augimo piramidę, perspektyvos ir taip toliau. Tai Vilniuje yra daugelis akademijų, tačiau šiandienos pavyzdžiui pasiimsime Žalgiriečio futbolo akademiją, kuria sudarytos pilnas kelias nuo vaikų futbolo iki aukščiausios lygos vyrų komandos. Tokių komandų Lietuvoje nėra daug. Žalgiriečio piramidė sudaryta nuo 5-mečių vaikų iki aukščiausios lygos A lygos komandos FK Žalgiris, daugiakartinių A lygos čempionų. Tai U13 komanda, U6 komanda yra pats pradžios kelias, 5-mečiai vaikai, tai dar darželinukai, jau kviečiami į treniruotės. Sudaryta grupė iš 10-12 vaikų, turinti 2 trenerius, kad jie puikiai tvarkytųsi. Tai pradedant nuo darželinuko amžiaus, vaikai pratinami prie kamulio ir futbolo žaidimo. Iki 8 metų vaikams neduoda kažkokių specialių futbolui pritaikytų pratimų, treneriai tiesiog stengiasi suteikti tinkamas sąlygas, kad vaikui būtų maloni aplinka ir jis savo norų vaikščiotų į treniruotės. Nuo 8 metų vaikai pradedami treniruotis futbolo pagrindu. Kaip ir dauguma Europos akademijų, Žalgirietis tam naudoja Belgijos Anderlechto akademijos parengtą programą, kaip jau sakiau. Taip pat šiame amžiuje vaikas jau atsiranda varžybos. Tai vaikai jau pradeda varžytis ir turi to žaidimo azarto. Sekant, nuo 6 amžiaus, taip ir eina vaikai, tobulėja, nuo 8 metų jie pradeda žaisti varžybas. Tuomet sekantis etapas yra U13 amžius. Tai 12-mečiai vaikai. Iki šio amžiaus daina ne visi, nes dauguma vaikų jau praranda tą norą žaisti futbolą. Tačiau čia jau U13, čia jau pilnavertis 11-11 futbolas. Daug kas dėl sveikatos problemų negali jo žaisti, daug kas tiesiog nebenori. Tai vaikai žaidžia 2 kėlinius po 35 minutės. Būtent šiame amžiuje atsiranda taktinis rengimas. Vaikams parenkamos jiems tinkamos pozicijos, jiems išaiškinama žaidimo schema. Ir treneris juos įgilina giliau į patį futbolą. Labiau galva nei kojomis. Tai labiau darbas galva pradedamas nei fizinis. Tuomet eina U15 amžiaus riba, tai 14-mečiai vaikai. Vaikai padalinami U15 amžiuje į 2 čempionatus, elitinę ir pirmą lygą. Elitinė stipriausios komandos šio amžiaus, pirmoje likusios. Tuomet elitinės lygos paskutinė komanda, sezono gale paskutinę vietą užėmusi komanda krenta į pirmą lygą. Pirmoje lygoje playoff atrankoje pirmą vietą užėmusi komanda kyla į elitinę lygą. Tai čia jau pradedami žaisti pilnaverčiai kėliniai po 45 minutės. Vaikams pradedamos taikyti vis sunkesnės schemos, aiškinami vis daugiau taktinių subtilybių. Ir pradedamos rengti taktinės treniruotės, ko prieš tai vaikai nėra turėję. Jiems tai yra naujovė, jiems tai yra įdomu. Tuomet eina Žalgiris C, tai jau baigius visiems elitiniam, tai yra U15 elitinė, U16 elitinė, U17 elitinė, pradedama Žalgiris C. Sekantis etapas yra Žalgiris C, tai yra vyrų antra lyga. Šis etapas eina po U17 elitinės komandos, iš kurių neretai ir sezono vidury vyresniai žalgiriečiai gali pasiskolinti žaidėjų. Tai iš U17 neretai yra paimami žaidėjai žaisti Žalgirį C. Tai antra lyga tai jau vyrų futbolas, ten nėra amžiaus cenzo. Tai tie patys U17, tai yra 16-17 metų vaikai, gali varžytis su 35-40 metų vyrais. Dauguma komandų sudarytos iš vyrų, kurie yra pusprofesionaliai. Tie, kurie mėgsta susirinkti savaitgalį pažaisti ir turi laiko savaitės eigoje surengti kelias treniruotės.
taip pat turi finansų žaisti antroje lygoje, nes finansinė dalis labai svarbi žaisti vyrų futbole. Tačiau šiame čempionate netrūksta ir jaunų komandų, kaip mūsų šiandien apžiūrinėjami Žalgiriečiai, kurio antros lygos komandos pagrindą sudaro 18-19 metų žaidėjai, taip pat FK BFA, kurių pagrindą sudaro 24 metų žaidėjai, tai yra šiuo metu 17 mečiai, taip pat FM ateitis, kurie žaidžia antro lygoj, jų pagrindą sudaro 2005 metų gimusio žaidėjai, tai yra 16 mečiai šiuo metu. Sekantis etapas yra Žalgiris B ir Žalgiris C. Tai Žalgiris B yra Žalgirio C farm klubas. Tai už Žalgirį B rungtyniauja pirmoje lygoje, antroje pagal pajėgumą lygoje Lietuvoje. Tuo tarpu Žalgirio pagrindinėje komandoje A lygoje žaidžia jau talentingiausi Lietuvos futbolininkai. Žalgirio B komandoje žaidžia stipriausi Žalgirio C žaidėjai bei žaidėjai, kurie treniruojasi su pagrindinė komanda, bet negauna šanso ten pasireikšti. Tai taip pat jauna komanda žaidžianti vyrų futbolo lygmenyje, A lygos komandoje žaidžia stipriausi Lietuvos bei Žalgirio sistemos žaidėjai. Taip pat didelę komandos dalį sudaro legionieriai. Užėmus A lygoje 1-3 vietos komandos taipogi turi šansą pasireikšti Europos arenoje, žaisdami atrankinės rungtynės Čempionų lygą arba Europos lygą. Tai šiuo metu jauniausias Žalgirio pagrindinės komandos žaidėjas yra vartininkas Kristupas Menčiūnas, kuris yra 17 metis ir dėl tam tikrų traumų, pasiekmių ir taip toliau nėra ką imti, tad Kristupas ėmamas žaisti ant atsarginio žaidėjo suolelio už pagrindinę Žalgirio komandą A lygoje. Tai futbolo taktinis rengimas. Šis aspektas visapusiškai priklauso nuo komandos trenerio, jo fantazijų ir vizijos. Dauguma komandų turi taktinės treniruotės, per kurias treneriai pasakoja, ką nori matyti aikštėje per ateinančias rungtynes. Taip pat aptarė, kas blogo buvo praeitose rungtynėse. Taktinę schemą renkasi pats treneris arba trenerių štabas. Tai trumpai apie taktinės treniruotės, tai vaikai susėda klasėje su treneriu, nebūtinai vaikai, vyrai irgi, susėda klasėje su treneriu arba kaip šiuo metu dėl koronos susėda Zoom'e ir treneris pradeda pasakot, ko jis nori matyti, ko jis nepamatė aikštėje, ko jam trūko, kas buvo blogai, kas buvo gerai, ką reikia tobulinti, ką reikia palikti. Tai treniravimo sistemos. Treniravimo sistema yra įvairiausios, dauguma treniravimo sistemų pritaikytos žaidimui su kamuoliu. Tačiau yra ir išimčių, pavyzdžiui, komandos žaidžiančios gynybinį futbolą, treniruojasi kaip judėti be kamuolio ir daug bėgioja ištvermiai, nes pastovi gynyba labai daug atima jėgų. Yra vokiška, ispaniška ar braziliška treniravimo sistemos, kur komandos mokosi žaisti atakuojantį futbolą, įsitikinusios, kad turės zoninį bei kamuolio valdymo pranašumą žaidimo metu. Tai jeigu jie turi kamuolį 80-90% žaidimo metu, ar net 70%, tai jie žaidžia atakuojantį futbolą, jie daugiau žaidžia ir dirba treniruotėse su kamuoliu. Tai labai svarbu. Tai pristatymą man padėjo parengti FK Žalgiris techninis direktorius Justinas Bozys, už tai jam labai dėkoju ir ačiū už dėmesį.